Susikūrus klubui laiko einant atsirado žmonių interesas šitai vietai. Ir draugai pasiūlė, sako, kodėl jūs nerašot kažkokį projektą, kad prasiplėsti, kad žmonėms būtų įdomiau čionai važiuoti. Ir kreipėmės į VVG grupę vietinės veiklos Ukmergėje ir gavom palaikymą, pritarimą, parašėm projektą ir pradėjom rengti muziejų. Idėja muzieja pradinė buvo kaip ir tik tai partizaninis muziejus, bet kaip ir priešistoris norėjosi, tarp kitko, Ukmergėje buvo stovėjo pirmas pėstininkų pulkas tarpukario metais, tai pradėjom nuo laisvės kovų iki partizaninio judėjimo. Tai sukūrus tokį muziejų atsirado dėmesys ir iš švietimo pusės ir tuo pačiu pradėjom veikti pagal kultūros pasą ir tikrai sulaukėm nemažai mokinių ir mokyklų ne tik iš Ukmergės, bet iš įvairių kitų Lietuvos miestų, tai kur papasakojam istoriją, parodom visą, kas vyko tais laikmečiais ir tikrai praktiškai visą sezoną turime užsienimą. Įsivystė tas visas reikalas net iki stovyklų, kur mes atvažiuoja pas mus vaikai, mes užsiemam pilietiško patriotiškumo ugdymu su vaikais. Mums labai džiugu, kad mūsų projektą palaikė, gavom tikrai 100% palaikymą ir kad mūsų projektas, manau, yra pasisekęs ir mes turime labai didelį mokinių srautą, kuris pas mus atvyksta ir ačiū visiems, kas mus palaikė.